Sveiki, šiandieną supažindinsime Jūs su intervencinė priemonė Sumanieji kaimai, įgyvendinama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė. Per pastaruosius metus Lietuvos regionai susiduria su nemenkais iššūkiais. Demografinė kaita, ekonominių galimybių stoka ir socialinio ryšio silpnėjimu. Paramos priemonė Sumanūs kaimai siekia spręsti būtent šias problemas ir skatinti ekonomiškai tvarių ir socialiai atsakingų projektų įgyvendinimą regionuose. Kaip Sumanūs kaimai pakeis Lietuvos kaimus? Štai keletas sumanių kaimų prioritetų. Technologijų diegimas kaime. Vietos bendruomenių įsitraukimas. Tvarūs ir atsinaujinantis energijos sprendimai. Vietos produktų kūrimo ir vartojimo skatinimas. Inovacijų kūrimas. Turite sumanių idėjų, geresnio laiko jų realizuoti nebus. Maksimali paramos suma vienam projektui iki 200 000 eurų. Kokiose srityse gali būti realizuotos sumanios idėjos? Parama gali būti skiriama įvairioms sritims, tokioms kaip infrastruktūros plėtra, kelių, tiltų, viešųjų erdvių gerinimas. Žemės ūkio inovacijos, modernių technologijų diegimas, ekologiškų praktikų taikymas. Turizmas, naujų turizmo maršrutų kūrimas ir viešinimas. Kultūrinės iniciatyvos, vietinių tradicijų ir amatų puoselėjimas. Šios sritys gali padėti sukurti naujų darbo vietų ir skatinti ekonominį augimą. Kaip gauti paramą Sumanaus kaimo projektui įgyvendinti? Paruošti projektą ir pateikti paraišką. Skamba paprastai, tačiau tuo pačiu ir labai sudėtingai. Tiesa? Bus lengviau, jeigu visą procesą suskirstysime etapais. Idėjos generavimas. Apmąstykite, kokių iniciatyvų reiktų jūsų bendruomeniai. Partnerystės kūrimas. Bendradarbiaukite su vietos gyventojais, verslininkais ir organizacijomis. Projekto plano rengimas. Detaliai aprašykite, kaip planuojate įgyvendinti projektą. Paraiškos teikimas. Pateikite paraišką atitinkamai institucijai. Atminkite, kad parama gali apimti tiek finansavimą, tiek ekspertų konsultacijas. Galimi projekto vykdytojai. Fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, iš jų ir užsiimantis žemės ūkio, maisto produktų gamybą ir arba perdirbimu ir arba rinkodara, atitinkantis MVI keliamus reikalavimus, nurodytus smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys. Mokslo ir mokymo įstaigos. Fiziniai asmenys, užsiimantis žemės ūkio, maisto produktų gamybą ir arba perdirbimu ir arba rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Sumanūs kaimai – tai galimybė kiekvienam iš mūsų prisidėti prie savo gyvenamosios aplinkos kūrimo. Kurkime tokius kaimus, kuriuose norėtųsi gyventi, kurti ir svečiuotis.